Kai kuriuos darinius reikia šalinti chirurginiu būdu. Kaip paaiškėja, kad būtent chirurginiu būdu reikia šalinti, paaiškėja gydytojo dermatologo konsultacijos metu, kuomet mes apžiūrime darinį akimi, visada atliekame dermatoskopiją, tai yra apžiūra specialiu didinančiu aparatu, kuris mums išryškina tam tikras apgamos struktūras. Chirurginiu būdu dažniausiai šaliname pakitusius apgamus, kurie turi didelę suvėžėjimo riziką, apgamus, kurie šalinant lazeriu ataugs, visada, kai mums reikia histologinio apgamo tyrimo, taip pat šaliname dermatofibromas, gilius gerybinius odos darinius, cistas, kurias kitais būdais pašalinti dažniausiai nepavyksta. Prieš chirurginį darinių šalinimą visada būna pokalbis su gydytoju, aptariame, kaip vyks operacija, ką reiks pacientui daryti namuose. Taigi, kaip vyksta ta pati operacija? Mes nueinam į operacinę, žmogų aprengiame, gydytojas taip pat apsirengia, visada yra slaugytoja, kuri dalyvauja komandoje, pacientas yra paguldomas, operacijos vieta yra nudezinfekuojama, apsiklojame steriliais apklotais tą vietą, kad viskas būtų sterilu, tuomet nudezinfekuojame procedūros vietą, dažnai nusipaišom, pasižymim, koks bus pjūvis, tuomet nuskausminame. Nuskausminimas dažniausiai yra vietinis, su lidokainu ar kitu anestetiku ir adata. Tuomet, kai pacientas jau nebejaučia toj vietoj, mes skalperiu atliekame pjūvį, kartais pjūvį atliekame nano peiliu, tuomet darinį pašalinam ir išsiunčiam ištyrimui ir sutvarkome, užsiūname žaizdą, sustabdom kraujavimą, uždedam stripus, pleistrus ir išleidžiame pacientą su dažniausiai rašytiniam rekomendacijom, ką reikia daryti namuose ir kada sugrįžti siūlų pašalinimui. Priklausomai nuo operacijos apimties ir jūsų sveikatos būklės, gydytojas, kuris atliks operaciją, prieš operaciją gali jums rekomenduoti atlikti kraujo tyrimus, elektrokardiogramą, bet tai yra aptariame konsultacijos prieš operaciją metu. Po operacijos sekantį vizitą dažniausiai skiriam po 10-14 dienų. Tuo metu namuose pacientui žaizdą reikia dezinfekuoti, keisti pleistrus. Sugrįžus po 10-14 dienų mes dažniausiai aptariam atsakymą histologinį ir pašalinam siūlus. Taip pat aptariam randų priežiūrą.